Sveiki, malonūs žiūrovai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę rekomenduoju knygą pavadinimu Alive. Knygos autorius Gabrielle Weston. Mūsų kūnas yra nuostabus. Kaip gražiausias fraktalas, kuo iš arčiau ar atidžiau jį žvelgiame, tuo daugiau žavingų detalių matome. Kuo geriau suprasime, kaip mes veikiame, tuo mažiau bus pagundų jo piktintis arba norėti jį kažkaip riboti, varžyti ar bausti. Tai ne moksliniu stiliumi parašyta, bet labai įdomi knyga. Autorius Gabrielle Weston, knyga pavadinimu Alive. O šią savaitę kalbam apie švarų valgymą. Švarus valgymas arba angliškai clean eating. Kas tai yra ir kaip tai susiję su protu. Taip, tai viena iš dabar skelbiamų valgymo disciplinų, bet pasigilinus į jos apibrėžimą, turbūt viena iš artimiausių protingam mitybos patarimai. Švarus valgymas tai visų pirma kuo mažiau apdoroto maisto valgymas. Apdorotas vadinasi pakeistas bet kokiu būdu, virtas, fermentuotas, sumaišytas su kitomis skonį keičiančiomis medžiagomis, tame tarpe druska, cukrumi ar kitomis, paveiktas kitais chemikalais, taip pat kai maistui atskiriamos ar naudojamos tik atskiros produkto dalys, pavyzdžiui, nuo grūdų šalinama viršutinė luoba. Ne visas apdorojimas yra labai blogas. Maisto šildymas, pavyzdžiui, padeda valgyti maistą be kai kurių toksinų. Maistas taip pat tampa skanesnis. Na, o fermentuotų produktų naudą jau visi senai žinom. Įdomi mintis tame pačiame straipsnėje yra tai, kiek reikia suprasti apie medžiagas, kurių maiste yra ir kurių nėra, iš tiesų sukelia daugiau sumaišties, negu suteikia žinių ir pagrindo teisingam pasirinkimui. Valgant švariai, daug galvoti tiesiog nereikia, reikia kuo mažiau kažką daryti su maistu, kuris jei ir turi sudėties etiketę, tai jame nurodyta tik viena sudėtinė dalis. Švarus valgis yra toks, kokį mums teikia gamta. Na, čia visiems, kam trūksta idėjų apie švarų maistą, atsiverskit įrašą, po jo bus nuorodos į kelis puslapius, kuriame idėjų yra sočiai. Vienas iš man sunkiau išverčiamų švaraus valgymo elementų yra pilnų arba angliškai whole produktų valgymas. Nors pati koncepcija yra kaip ir aiški, valgyti viską, ką augalas duoda. Čia buvau susiruošus sakyti ir ar gyvūnas, bet po to prigalvojau per daug išimčių, tada pagalvojau, kad augalai vis tiek vertingesni nei mėsa ir tiesiog nieko daugiau neberašiau. Na, dėl gyvūnų visumo, gal spręskit patys. Galima remtis 7 švaraus valgymo principais. Pavyzdžiui, maistas yra nesupakuotas, tai yra tinklelis laikantis saują pupelių kartu, nesiskaito, čia nepakuotė. Jis yra nerafinuotas, yra visada sudarytas iš baltymų, riebalų ir angliavandenių, bet riebalų, druskos ir cukraus jame yra nedaug. Maistas išsidėsto per 5-6 valgius per dieną, gėrimai iš esmės nėra kalorijų šaltiniai, pirmenybė teikiama tyram vandeniui. Na ir 7 principas jau nebe apie maistą, bet turbūt nuspėjamas. Judėkit. Kritikų balsas, tiesą sakant, irgi logiškas. Ne visi ir ne visada turi galimybę gauti šviežio ekologiško maisto, nesinervinti, mankštintis. Švarus desertas vis tik yra desertas, o ne puikus pusryčiai. Todėl bet kokios daržovės visada bus geriau negu kiti maisto produktai. Rinkitės nemeluojančius maisto produktus, saldainių, kuris vadinasi saldainių, o ne apsimeta energetinių batonėlių. Maistą rinkitės pagal tai, kas jį sudaro, o ne pagal tai, kokių mikrodalių jis turi. Negalvokit, kad viskas, kas yra įpakuota, yra blogis. Tam reikia skaityti etiketes ir galiausiai nežiūrėkite švarų maistą taip griežtai. Nes juk pamenat, ką kalbėjom apie ortoreksiją. Taigi, valgykit švariai pagal apibrėžimą ir neperlenkit lazdos, nes galvojimas apie tai dar niekam nesutrukdė. Gerai, tai gerai savijautai gali būti naudinga mityba, kurioje daugiausiai dėmesio skiriama visaverčiam neperdirbtam maistui. Šiame tyrime buvo nagrinėjamas ryšys tarp nerimo bei depresijos simptomų ir Viduržemio jūros regiono dietos. Tyrime dalyvavo reprezentatyvi suaugusių Izraelio gyventojų imtis ir tyrimo metu nustatyta, kad kuo nuosekliau laikomasi šio mitybos plano, tuo mažiau pasireiškia nerimas ir depresija. Poveikis matėsi ir priešinga kryptimi. Didesnis perdirbtų maisto produktų vartojimas buvo susijęs su padidėjusiais nerimo ir depresijos simptomais.
Žinoma, švari mityba yra kur kas platesnė savoka ir ne visi mes gyvename Viduržemio jūros regione, kad galėtume lengvai jos laikytis. Tačiau jau žinome daugybę priežasčių, kodėl Viduržemio jūros dieta yra veiksminga ir tai gali padėti mums susikurti savo vietinius sveiko, skanaus ir maistingo maisto gaminimo būdus. Su šlakeliu alyvuogių aliejaus. Kodėlgi ne? Na gerai, Viduržemio regione gal ir aišku ne tik su maistu, bet ir su daugiau saulės, šilumos ir bendruomeniška kultūra. O kaip šiaurėje? Šiame tyrime buvo vertinami duomenys surinkti iš 22 000 šiaurės šalių paauglių. Čia yra labai daug. Nustatyta, kad laikantis sveikos mitybos įpročių stebima ir geresnė psichologinė savijauta. Kaip sveikos mitybos elementai minimi reguliarus daržovių ir vaisių valgymas, taip pat nuoseklūs valgymo įpročiai. Nuoseklus valgymas čia reiškia valgymo rutiną, ne nuolatinį eksperimentavimą su naujomis valgymo formomis, kiekiais, ribojimais ar valgymo pripuolamai, bet tarkim valgymą 3 kartus per dieną, daugiau mažiau vienodos sudėties ar kaloringumo maistą. Kas yra jūsų maisto rutina, gali atrodyti visai kitaip, svarbu, kad būtų reguliarumas ir kad to maisto būtų pakankamai, ne per daug ir ne per mažai. Geresnė psichologinė savijauta buvo apibūdinama kaip didesnis pasitenkinimas gyvenimu ir mažesnis subjektyvių skundų dėl sveikatos skaičius. Stipriausi statistiniai ryšiai buvo nustatyti su reguliariu pusryčiavimu ir valgymu kartu su šeima. Man vis tik labai norisi pabrėžti reguliarumą. Labai daug organizmo procesų yra paremti prognozavimu ir jei savo organizmui nesudarom sąlygų prognozuoti kada, ką ir kiek valgysim, tai jis imasi kitų būdų savo geroviai ar kartais išlikimui, kaip jam atrodo, užtikrinti. Kad neatrodytų kaip atsitiktinumas arba man taip nebus, arba dar blogiau, aš tai nieko nejaučiu, tai štai dar didesnis metatyrimas. Čia surinkti duomenis iš 17 tyrimų ir 159 000 dalyvių. Nevertingo maisto vartojimas, į kurį pakliūna labai apdorotas maistas ir cukrumi saldinti gėrimai, reikšmingai didina depresijos ir psichologinio streso tikimybę. Labai apdoroto maisto pavyzdžiai yra gazuoti ir energetiniai gėrimai, kavos ir pieno gėrimai su skoniais, bulvių traškučiais, spragėsiais su priedais, pakuotėse pardavinėjami sausainiai ir pyragėliai, šaldytos picos, užpilami makaronai, greito maisto hotdogai ir burgeriai, saldainiai, zefyrai, ledai, dribsniai ir energetiniai batonėliai, kečupas, kiti įpakuoti padažai ir panašiai. Žinau, kad daugam galvoje skamba mintis, tai ką, nieko nebegalima valgyti. Ir taip pat žinau, kad jie yra neteisinga. Be šio maisto yra daugybė sveiko ir skanaus maisto produktų, net jei jų niekas ir nereklamuoja. Tai kai imatės kokio nors komforto maisto, nes jaučiatės blogai, tai jaučiatės blogiau. Ir tam ieškote komforto maisto. Tai gal atskirkim, kas čia arklys, o kas vežimas. Ir galiausiai, jeigu atrodys, kad sveikas maistas ir depresija yra tik atsitiktinai susiję dalykai, tai štai dar vienas tyrimas. 16 000 žmonių, 7 metai tyrimo. Probiotinių maisto produktų ir ląstelienos vartojimas buvo siejami su reikšmingai žemesniais depresijos simptomų lygiais. Ir subjektyvus, ir objektyvus savo sveikatos vertinimas veikia šį ryšį. Ir geras subjektyvus vertinimas stipriai mažina depresijos tikimybę probiotikus ir ląstelieną vartojančių žmonių grupėje. Probiotikai - tai jogurtas, kefyras, rauginti kopūstai, miso, kombučia arba probiotiniai maisto papildai ir kiti panašus maisto produktai. Daug ląstelienos turi daržovės, vaisiai, ankštiniai, pilno grūdo produktai, sėklos ir riešutai, bulvės, avokadai arba papildai su ląsteliena. Siūlau atkreipti dėmesį, kad čia nėra nei vieno pyragų, ledų, keptos mėsos ar kitų įprastinių komforto maisto pavyzdžių. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.